Panevėžio Lėlių vežimo teatras leidžiasi į jubiliejines 40-asias gastroles. Į trobelę grįžta jie, dievai laukia jų namie. Irelė mano, čia namo aš grįžtu. Atvėsusią košį. Gastrolių programoje 22 pasirodymai. Pirmasis spektaklis bus Paistry, tada važiuojame į Skaisgirį, tada Bernatoniai, Daugniūnai, Smilgiai, Gustonis, Naujamiestis, Krekenava, Upytė ir, žodžiu, išvažiuojame gegužės 30 ir birželio 10 dieną paskutinis mūsų spektaklis, su kuriuo ir baigsime gastrolės, tai vyks Panevėžyje prie mūsų teatro, kuris įsikūrė Santuokų rūmuose. Vajetu! Vajetu! Mes kažkur nukeliavom labai toli atgal į praeitį, kur aktoriai būtent taip ir keliaudavo. Su vežimu atvyksta. Aišku, mūsų Lėlių vežimo teatras yra vienintelis Europoje, bet anksčiau būdavo, važiuoja būtent taip aktoriai. Ir man įdomu būtent tai, kad mes lyg atkartojam senovės aktorių tą tradiciją keliauti pas žiūrovą ir pamatyti miestelius, kaimus, į kuriuos aš galbūt niekada neužsukčiau. Ir visgi pajust, kaip jie gyvena. Šiemet Lėlių vežimą kaip kadaise temps arkliai. Tos gastrolės ir yra žavios tuo. Įsivaizduokit, nebeliko arklių, įsivaizduokit vaikui pamatyti tokią arklį, Lietuvos sunkiasvorį. Nors arkliai nukelia į praeitį, čia pat susidūrėma ir su šiuolaikinė realybė. Pasikeitė laikai, labai daug transporto, keliai apkrauti automobiliais ir visa kita, bet, arkliai atrodo ramus. Ir labai įdomu, kaip važiuos vežimas, kaip veiks stabdžiai visi, kaip viskas veiks, kaip į nuokalnę eis, kaip į kalną eis arkliai. Lietuvos sunkiuosius arklius auginantis Remigijus gastrolėms atrinko drąsiausius. Čia buvo iššūkis. Reikėjo paruošti. Vieni augino kumeliukus, norisi, kad būtų vienodi žirgai, panašus bent kom. Jie nebijo transporto. Tai pagal tai atsirinki galbūt, su kokiais žirgais reikia važiuoti. Gastrolėms gamintas kuo lengvesnis, toną ir 600 kg sveriantis vežimas. O 7-asis mūsų vežimas, labai ilgai gamintas, labai daug vargo su juo turėjom, nes pati važiuoklė pagaminta yra Lenkijoje, užsakėm, firmoje, kuri specialiai gamina arkliam karietas vežimus, o kėbulą gamino čia Panevėžyje, bet užsitęsė jo gamyba gal metus. Mūsų pagrindinė buvo užduotis, kad jisai būtų lengvas, nes prieš tai buvęs vežimas sveria apie 4 tonas. Tai įsivaizduokit, nors aišku sunkiasvoris arklys Lietuvos, jisai gali tempti ir iki 4 tonų, netgi ir daugiau čempionatuose tempia, bet tai tik tai kažkokį tai nedidelį atstumą. O čia faktiškai jisai turi visą dieną tempti, nes, pavyzdžiui, per dieną, jeigu važiuojame 20, būna 30 km, aišku, su 2 pertraukom, nes 2 spektakliai būna, jie pailsi tie arkliai, bet faktiškai tai jau yra ką veikti. Teatro vadovas pažymi, kad šiandieniniai gastrolių rūpesčiai palyginus su praeities visai menki. Dabar tokio nepatogumo, koks buvo anksčiau, nebėra. Tai įsivaizduokit, jeigu mes važiuojame su kemperiais dabar, jau faktiškai miegot galime normaliai. Jau apsistojame kultūros centruose, bendruomenėse, visur yra dušai, tualetai, galime įsimaudyti, bet įsivaizduokit, kas buvo prieš 20 metų. Kada mes neturėjom nei automobilio, nieko, sėsdavo 10 žmonių į vežimą ir išvažiuojam į Palangą. Į Palangą važiuodom 16 dienų. Grįždavom per Klaipėdą per 17 dienų, kada mes negalėjom prisidėti nei kriauklių, nei maišų su grūdais ir visa kita, nes tiesiog patys arkliai tempė. Ir į kalną padėdavom dar netgi arkliams stumti vežimą. Vežime, jeigu važiuodavo 10, 5 eidavo paskui vežimą, 5 sėdėdavo, paskui keisdavosi. Tikslas vienas – nešti teatro stebuklą kuo toliau. Gastrolės tai yra apie to, kad mes nešim tą pasaką į kaimą ir vaikai gali pamatyti, nes ne visi, kaip aš suprantu, turi tokią galimybę atvažiuoti ir pažiūrėti, tai mes galim atvažiuoti patys.
Gastrolių metu žiūrovai išvys legendinį Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklį Trys lokiai, režisuotą Antano Markuckio. Paskutinis gastrolių pasirodymas įvyks birželio 10 dieną Panevėžyje. Ko suvalgė iš mano dubens? Trobelės svečias!